Ką, beveik savaitę Maniloj jau. Nieko įspūdingo, kol kas Maniloj nepamatėm. Neina įsimiegoti toliau, vakar vėl bandėm nueiti apie 1 miegoti, bet neina užmigti turbūt dėl 5 valandų skirtumo. Beje, čia tas 5 aukštas, labai vėjuota. Butas nesandarus, kersvėjai, visokie garsai, aš kai jautri miegu, tai neina įsimiegoti. Tai galvoju gal nuo sekmadienio užsisakyti kitą butą. Prie arenos pervažiuoti ten. Šiandien labai svarbios varžybos prieš Graikiją, tai reikia būtinai laimėti, jeigu pralaimės, tai daug šansų, kad toliau gal ir nebeišeis. Tai rytoj suplanavom, kad važiuosim truputį apsižvalgyti, po Manilą daugiau, yra Okeanijos muziejus, po to kažkoks fortas, parkas, ten viskas vienoj vietoje. Šiandien jau turbūt nebespėsim, nes liko apie 4 valandos iki krepšinio. Tai ir važiuosim pavalgyti ten, prie arenos kažkur pasivaikščioti, gal kažką pamatysim. Beje, čia prie mūsų yra tasai apžvalgos ratas, tai ten yra atrakcionų parkas. Šiaip būtų galima jį nueiti, bet jis netrodo labai įspūdingas. Esu buvęs atrakcionų parkuose Anglijoje, Amerikoje, tai kažkaip nelabai traukia čia į tokį eiti. Šiaip nebrangu, 10 eurų įėjimas ir ten ant visų tų atrakcionų galima eiti, bet kažkaip per daug netraukia, tai bandysim pasiruošti. Važiuosim prie arenos, matėm, yra ten bufetas filipiniečių, tai bandysim paragauti filipiniečių patiekalų. Beje, įdėjau pirmą video į YouTube, tai galit pažiūrėti. Pirmas kelias dienas iš Manilos. Šiaip tai Manila nepatinka visiškai, ypač šitas oras dar, nėra saulė. Saulę matėm gal viso 10 minučių, visada apsiniaukė, tai turbūt irgi neprideda per daugiausia nuotaikos. Tas skurdas irgi toksai depresija varantis. Tai nežinau, jeigu ne krepšinis, tai čia į Manilą tikrai nevažiuočiau greičiausiai, nes neįspūdingas miestas, tiesiog didelis, daug skurdo, nėra kažkaip tai gražių vietų, bent jau kol kas, gal šeštadienį, tai yra rytoj, pamatysim kažką įdomesnio. Tai ruošiamės ir varysim prie arenos. Sukom į kažkoje kavinė, čia turbūt filipiniečių, nes neaiškus patiekalai, tai čia tokį kombą buvo galima užsakyti už 2800 peso. Ale 6 žmonėms, sakė, užtenka. Va. Kas aš labu? O dar atnešė. Valgau lapą. Apkeptą lapą. Visai nieko šiaip. Prie alaus labai neblogai. Nu jo, čia gal ir 6 žmonėm, nes prinešė, kiek čia, kai per kūčias. Ryžių belė kiek čia, mėsos, visko. Lapų. Dar. Tai visas šitas gėris, kas čia gaunas? 45 kokių eurai. 45 eurai, bet čia reikėjo net 3 mums jį užsisakyti. Aurimai, ne? Nu, kaip skanu iš kol kas. Skanu? Aš to neragavau dabar. Aš tai tik lapą ragavau, tai neišėjo daug suvalgyti. Sriubos bandėm valgyti, tai žiauriai rūgšti, kaip rūgštynių sriuba, bet iki 10 kartų rūgštesnė. Ir šiaip persivalgiam, tai va, kiek liko. Lapų daug liko, va, tie 2 nevalgo lapą, blėt. Jų tik mėsą. Tai jau pusė patiekalo liko. Bet niek, ką darys.
Atrodo, kad varžybos lengvesnės gausis, negu kad tikėjomės. Ketvirtam kėliny uždominavo visiškai. 3 minutės likusios, kaip ir aišku viskas. Mes laimėjom! Ką, beveik antrą savaitę Maniloj, gaila vakar lietuviai pralošė prieš serbus ir čempionatas kaip ir beveik baigtas, žais dėl 5-8 vietų, bet dėl medalių nebežais. O, mano akis kokį blogai atrodo, nors vakar nieko nevartojom. Šiaip esu apsirgęs truputį, prieš porą dienų peršalau nuo kondicionierių. Tai jo, Lietuvai čempionatas, kova dėl medalių tai yra baigta. Ačiū vyrams, labai gerai žaidė, bet prieš serbus numatėsi, kad serbai yra stipresni, labai gera komanda. Gal reikėjo rinktis italus, bla bla bla, bet nu, krepšinis yra krepšinis, ketvirtfinalis yra ketvirtfinalis ir nieko čia nepadarysi. Šaunuoliai iškopė į top 8, tai viskas yra gerai. Tai aš prieš kelias dienas persikriaušiu naują butą, tai rodo Manilos standartiniai butukai, tai va toksai mažas miegamasis ir čia dar va taip, tai labai mažas butukas, apie 20 kvadratinių metrų, ten yra mažas dušas ir tualetas. Kas gerai šiandien, tai pirmą kartą matau dangų mėlyną ir saulę. Prieš tai saulę mačiau kokias 5 minutės gal, tai gal nespės saulė pasislėpti, kol
aš išeisiu. Dar vienas dalykas, persikriaučiau šitą butą, nes kitam butė mes ten 3 buvom ir man reikėjo mėgoti ant sofos, negalėjau mėgoti. Tai galvojau, persikriaučius bus geriau, bet vis tiek negaliu mėgoti, nežinau, turbūt įtaką daro 5 valandas skirtumas. Bandau nueiti 12 valandą mėgoti, niekaip neužmiegu. Nusipirkau netgi tablečių miegui, bet vis tiek nepadeda. Vienu žodžiu, nueinu 12 valandą mėgoti, užmiegu kokią 5, nes Lietuvoje tai eidavo apie 11 mėgoti, kas būtų čia 4 valandą, 5 valandas skirtumas. Dar čia, kaip galit matyti, uždarius duris, praktiškai tarpas yra, čia jokios garso izoliacijos nėra. Tai viskas girdisi, kas darosi lauke, čia kyla lėktuvai ir taip toliau, visokie garsai iš lauko, plus jokios garso izoliacijos tarp butų, jeigu kas nors šaukia kitam bute ar kalba, tai viskas girdisi. Tai tiek čia apie šitą butuką. Kas yra įdomu, butai labai tokie basic, čia galima dar, jų yra pristatyta va tokių milžiniškų daugiabučių bele kiek Maniloj. Tai arba tokie daugiabučiai arba lūšnynai praktiškai. Ir tuose daugiabučiuose yra 100 arba net 1000 butų. Ir kad įėjus į patį pastatą, tai jis atrodo labai prabangiai, nes vestibiulis atrodo kaip 4-5 žvaigždučių viešbutis, pilna apsaugos, bent 3-4 darbuotojai, ten graži registratūra ir taip toliau. Tai eidamas lauk parodysiu vestibiulį. O šiandien planas yra važiuoti pačią Manilą, ten aplankyti kelis lankytinus objektus, nuvažiuoti turgų. Tai važiuojam. Ką, įsikrapščiau iš buto, važiuoju pas draugus, važiuosim aplankyti kažkokių lankytinų objektų. Va, visur, kur važiuoju Maniloj, galima matyti tos didžiulius pastatus su 100 butų. Važiuoju su taksu, čia yra aplikacija panašiai Bolto, kuri vadinasi Grab. Taksas kainuoja 3-4 eurai. Nuvažiuoti apie, nežinau, iki 10 km. Toliau nesam važiavę. Nes jeigu važiuoju toliau, tai čia labai gan ilgai užtrunka. Niekur mes čia toliau nesam važiavę kol kas. Gal dar nuvažiuosim. Pas draugus. Tai čia irgi, kaip matot, vestibiulis. Kaip viešbučio, gražus, viską, o butai irgi panašiai, kaip aš ten, kur dabar gyvenu. Tai kylam į 30 aukštą. Vienas draugas sakė, kad temperatūros vakar turėjo, tai panašiai kaip aš. Visi peršalom čia nuo tų kondicionierių nepratę. Einam pažiūrėti, kaip jis ten jaučiasi. Ką, važiuojam biškį patirinėti Manilos po 2 savaičių čia praleistų. Nieko nematom dar. Kaip jauties? Na kažką. Kaip Manila tau? Na kažką. Kodėl? Nėra, kad čia likt sergam visi 3, tai žiūrėsim, kas čia gausi. Bet kad mes nesistengiam nieko veikti. Nu, tai pats kaltis. Važiuojam. Važiavom į pačią Manilą. Tai čia fortas yra. Eisim pažiūrėti forto. Čia žymiai gražiau negu ypač Pasai, kur iš pradžių buvom apsistoję. Einam pažiūrėti. Kaip čia vadinas tas fortas? Fort de Santiago. Fort de Santiago, ispanų čia yra kažkoks tai fortas likęs. Įėjimas 75 pesai. En la playa mojadita y sin entrar al mar. Tu boca y la mía a punto de colisionar. Promesa se la lleva el viento. Solo quiero este momento. Cuando coja vuelo no me dejes ir contra el pavimento. Baby, no te quito los ojos de encima. Paso del frío al calor
caprichosa. Dame tomar, pero es que no se cuenta gotas. Lo quiero todo, todo. Es que contigo yo lo quiero todo. Siempre me salgo con la mía. Yo no pierdo y no es por rebeldía. Cántame que yo quiero tu melodía. Baby, what's up? Dime qué vas a hacer después del club. Baby, no te quito los ojos de encima. Paso del frío al calor. Tú me cambias el clima. Cuando me tocas saber que por ley quedarte esta mañana y luego wake and bake. Tienes la habilidad de llevarme aquí más. En la playa mojadita y sin entrar al mar. Tu boca y la mía a punto de colisionar. Promesa te la lleva el viento. Solo quiero este momento. Cuando coja vuelo no me dejes ir. Čia požemėse yra ekspozicija, tai ne, aš galbūt čia rašo, kad baigiantis antrajam pasauliniam karui japonai daug filipiniečių labai žudė, daugiau negu 100 000. Čia yra nuotraukos, labai nekokios, labai žiaurios ir šituose požemėse, tai labai daug kankinimų vyko ir žudynių. Važiuojam pabandyti šitą daiktą, kuris vadinasi asados japo. Čia kažkoks filipiniečių tradicinis bandelė su įdaru. Šiaip tai toks saldus įdaras, bet čia, nežinau, vištiena ar kažkokia mėsa ir toks kaip saldžiarūgštis padažas, kažkas tokio. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up, give it up, give it up. Give it all for the love, for the love, for the love, for the love. For the love, for the love, for the love. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up, give it up, give it up. Give it all. For the love, for the love, for the love, for the love, for the love of it all. For the love, for the love, for the love. Swear I just wanna be somebody outside trying to meet somebody. Said we just way too dumb and drunk, and I do say I'm 21. I don't know what just me, but tell you what. Ferrari. Let me dream. Franco. My name is Eugene. Nice to meet you, Eugene. You are welcome, sir, to the Philippines, and also welcome to the old city of Manila called Intramuros. Kaip tau, Ferraris vieną arklę? Intramuros plus Manila. Važiavam čia į kažkokią aikštę, parką ir tam gale kitam turėtų būti didelis monumentas Rizaliui, kuris čia pas juos kaip ir didvyris yra, jis prieš ispanus ten kažkaip tai revoliuciją inicijavo, po to buvo nužudytas, ta prasme įkalintas, nužudytas, nuteistas. Tai va, su arkliuku atjudėjom čia, einam pasižiūrėti. Va, priėjom šitą monumentą, čia šitam, va, šitas yra Rizalis, Rizal, vienas iš Filipinų didvyrių, kuris sukėlė revoliuciją. Tai va, dabar važiuosim, bandysim važiuoti į turgų, nusipirkti maikučių po 2 eurus. Kokį ten Stefan Curry, Lebron James. Kariniauska gal Maikė jau bus. Gal Kariniauska jau bus, aiškiai, ten iš Kinijos atsiųsta. Varom į turgų. Išbandom dar vieną transporto priemonę, tai važiuojam į turgų. Kaina po 100 pesų kiekvienam, tai čia po 1,5 euro. Būt gausis pigiau negu su taksu. Nebūtinai saugiau, bet pigiau turbūt.
O čia kažkur atvažiavom į turgų, čia toks balaganas gatvėse, beleka. Kvapas nekoks, biškis šudukų paduoda. Einam ieškot kažką įdomaus, čia jau kaip ir prasidėjo tas turgus. Kvapas tai ne kažką, ne? Bet tokiais stipriais. O čia įėjom į tą divisoriją, ten laukia, tai šiaip turbūt turgai visokie, neaišku. O čia kaip univermagė panašiai, čia ir turėtumėm rasti kažkokių tai maikučių, dar kažko. Gan gerai čia, kondicionieriai, nėra taip karšta, tai galima atsipalaiduoti biškį. Va, kuprinių, visko čia jau galima rasti, nu kaip pasažas toksai vienu žodžiu. Nusipirkau kojinio, tai 10 porų, 3 eurai. 200 pesų, 3 eurai. Aišku, čia ne originalės Nike. Vienu žodžiu nėra išmeros, tai gal reikia tikėtis, kad tiks čia mums. Galima nusipirkti Louis Vuittonų, visko. Čia įdomių daiktų yra pirkti. O, čia irgi Chanelio, ne? Jo, reikia kažką nupirkti. Apsipirkom truputį, nusipirkau 5 maikės už 750 pesų, kas yra... Čia yra 12 eurų. Tai jo, 5 maikės už 12 eurų. Galvojom dėrėtis, bet kažkaip kai maikė 2 eurus kainuoja, tai... Ką čia dar ir besidėrės. Vėl įdomus kvapai visokie. Papi,